kas kitai bus Lietuvoje 2025-aisiais. Nuo kitų metų mūsų šalyje didės minimali mėnesinė alga. Nuo sausio 1 sieks 777 eurus į rankas. Didesnė bus ir senatvės pensija. Vidutinė senatvės pensija pasieks 673 eurus, o tiems, kurie turi būtinąjį stažą, išaugs iki 721 eurų. Keliais eurais iki 42,29 padidės vienišo asmens išmoka. Didesnė bus ir vaikų pinigų išmoka – 122,5 eurų. Nuo vasario 1 dienos įsigalios supaprastintas būsto paskolų refinansavimas. Taip pat augs ir atlyginimai mokytojams bei medikams. Investicinė sąskaita, kuri valdžia tikisi padės žmonėms paprasčiau valdyti kapitalą, apmokestinamas bus tik galutinis investicinis pelnas. Brangiau kainuos alkoholis, rūkalai ir degalai. Benzinas gali brangti apie 6 centus, dyzelinas apie 13 centų, cigarečių pakelis 26 centais, kaitinamojo tabako 24. Pusė litro stipriųjų gėrimų gali kainuoti 69 centais brangiau, o puslitris alaus gali brangti 5 centais.